Tai treningas, kuris per 4 dienas pakeičia tave visam gyvenimui. Sveiki, mano vardas Vilma. Pagaliau mes atvežam į Lietuvą treningą, kurio dar nebuvo Lietuvoje ir kuris mane asmeniškai sužavėjo, šokiravo, pakeitė. Tai yra kursas, kuris vadinasi Пространство для развития ir veda jį Vitalij Bulavin. Žmogus, kuris, man atrodo, turi atsakymus į visus klausimus. Verslininkas, akademikas, filosofas viename. Jisai sugebėdavo per pusę metų paruošti žmonės, darbuotojus, kurios stovėjo eilėje, kad nupirkti didžiosios Rusijos naftos bendrovės, Jukos metalo apdirbimo įmonė. Jos stovėjo eilėje, kad gauti iš jo paruoštus vadybininkus, vadovus ir panašiai. Apie PDR aš pirmą kartą išgirdau prieš 2 metus, bet kaip visada su mumis būna, atidėjau tam tolimesniam laikui, nes pagalvojau, kad esu tam visiškai dar nepasiruošus. Kada per tuos 2 metus, gal 4 ar 5 skirtingi verslininkai man paminėjo apie tą treningą, nusprendžiau, kad privalau dalyvauti ir savo akimis įsitikinti, tai kas per daiktas tas PDR, Пространство для развития. Treningas tęsiasi 4 dienas, tai yra nuo maždaug 10 val. Ryto iki kartais 10 val. Vakaro, kartais 12 nakties, kartais 1. Žinau, kad Kijeve buvo taip, kad baigdavosi kartais 4 val. Ryto. Ir dėmesio, niekas nebūna pavargę ir su skaudančia galva. Man tai buvo fenomenas, kaip tai gali būti. Tai įdomiausia, keisčiausia ir produktyviausia, ką aš esu patyrus savo gyvenime. Kursas, kuriame Vitalijus Bulavinas mokina verslininkus pamatyti naujas galimybės versle, gyvenime, per meną, per muziką, per dailę, per kiną. Nes genialios mintis gimsta kuriant. Niekada idėja fiks tau neatsiranda, jeigu tu esi užsiparinęs, dirbi darbe, galvoji apie mokesčius, galvoji, kaip parašyti sutartį ir taip toliau, niekas neatsiranda. Bet kuriant, tau gimsta idėja, kuri gali atnešti milijonus. Treningas, kuris per 4 dienas tave padaro protingesniu 10-mečiu. Treningas, kuris moko atskirti faktus nuo nuomonių. Mes labai dažnai savo nuomonės susidarom pasitelkdami kitų žmonių nuomonės, o ne faktus. Jisai visiškai yra nestandartinis, visiškai ne taip, kaip mes pripratę. Nėra jokių lekcijų, nėra jokių užrašų, nieko nėra išskyrus pokalbį, išskyrus žiūrėjimą kiną, klausantis muziką, stebint, analizuojant meno kūrinius. Kursas, kuris neturi konkrečių konspektų, konkrečių slaidų. Jisai kiekvieną kartą yra pritaikomas tai grupiai, kuri susirinko. Man pačiai per visas 4 dienas jausmai buvo labai keisti. Aš buvau nuo visiško susižavėjimo ir sutikimo su tuo, ką mums duoda lektorius, mokytojas, iki visiškos neapykantos jam ir kodėl aš čia esu, ir kodėl man reikia tai žinoti, ir kodėl aš turiu sėdėti ir klausytis džiazo arba žiūrėti art house, kuris man visiškai neaiškus, nesuprantamas. Ir tik tai po tų pykčių ir tos tų emocijų, kada tau viskas neaišku, tu galės suvoki, kam visą tai buvo daroma, ką tau norėjo parodyti. Ir kada tu žiūrėdamas kokį nors filmą apie orkestro darbą, tu suvoki, kad tai yra įmonės valdymas. Tu suvoki, kad visą tą, ką tu dabar pajautai, sužinojai, tu gali perkelti ant įmonės. Ir taip kiekvienam žingsnį jisai bandė mumise atidaryti mūsų genialumo kodą. Visas treningas yra skirtas vienai esmei – įrodyti, kad tu gali 100%. Tu gali daug daugiau, negu kad net įsivaizduoji. Tu gali praktiškai viską. Visas treningas buvo skirtas tam, kad nežinoti apie tai, o suvokti ir patikėti, ir naudoti ir tai daryti. Treningas skirtas verslininkam, vadovam, vadybininkam. Tai yra tiem 5% žmonių, kurie nori ne tik žinoti, o nori pasiekti. Tie, kurie yra pasiekę tam tikrą lygį ir ką dabar bedarytų, nebegali pakilti aukščiau, negu kad tam tikros vadinamos lubos, ties kuriomis jie užstrigo. Tiem žmonėm, kurie nebenori nieko, tiesiog pavargo. Tiem, kuriem galbūt trūksta idėjų. Tiem, iš kurių išėjo mūza. Treningas idealiai tinka jaunimui, kuris užaugęs niekada nebepasakys frazės. Jei būčiau žinojęs jaunas visą tai, būčiau pasiekęs daug daugiau. Jie žinos, ką turi daryti artimiausius 10 metų. Tai bus treningas, po kurio jūs sakysite, kad geriau, įdomiau ir produktyviau, kažin ar kada nors aš turėjau ar turėsiu. Taigi iki susitikimo Vilniuje, aš labai jūs kviečiu ateiti ir pakeisti savo gyvenimą į gerąją pusę.